Mėguojam labai gerai, ne? Labas rytas, labai šiandien gerai mėguojam. Super gerai mėguojam. Kol kas viskas labai patinka. Gal pasiliekam čia? Žinau, kaip... Čia žiauriai faina. Čia žiauriai, kokia aura gera tam kempingė toks, nu... Bet jo. Nu. Į kitą nuvažiuoju, taip greit kažkaip noriu, o čia... Nu, o čia toksai, kur pasilikti norėtum. Relaksuoju kažkaip atsisėdė. Žiauriai gera. Zapach marža. Na. Ruonio kvapas. Man atrodo, aš nežinau. Ruonio kvapo tikrai nėra, bet... Morš tai ruonis yra, kaip skaitos rusiškai. Šeimininkė svetinga, turi padėjėją. Irgi svetinga. Svetinga, ukrainietė, iš pabėgėlių, nu, turi. Net nenoriu niekur važiuoti. Kaip namie beveik. Man tai seilė net išbėga. Kažin, kaip kitą naktis bus. Ateis. Šiandien 100+ nusimato. Sekmadienį pasiek Danską. Nu, pagal planą važiuojam, viskas labai puikiai atitinka. Ką suplanavom, taip ir važiuojam. Va, mūsų nakvynės vieta. Mes pasidaryti kavytės. Papuosimės. Ir į kelią. Faina čia. Žiauriai faina čia. Ramu? Ramu. Pafilmuosim. Čia vokiečiai kažkokie apsistoja. Dar miegai. Ten šeimyna kažkokia. O ten šeimyna. Savo lėliuku. Ir dar ten yra. Tarp medžių. Dar vieną. Vandenuks užvirė turbūt. Suspirsime kavą. Visi tylus ramus šiandien čia rytą. Labai ramiai smiegojom. Pasislėpti tai. Bardakas. Man pasižiūrėk. Jo, čia pas mus biškai bardakėlio. Va kaip dragelis dabar būsi. Dabar tokie dragelis. Net nežinau kaimelio pavadinimą, uždėsim titrus. Čia neįmanoma atsiminti. Čia kokios kaip vokiški tie namukai, Vokietijoje tokių labai daug buvo šiaudiniais stogais. Žiūriu Lenkijai, dar koks malūnas. Čia vyksta tam kaimukai kažkoks ten tų dviratininkų renginys. Ruožės kažkur važiuoti Chebra. Stotelė dviračiam padaryta. Čia realiai veikiantis geležinkelis pasirodo. Peronas. Toks eina 10-13 Eurovelo takas šalia geležinkelio. Žiauriai irgi faina vieta. Per miškelį tokį. Kaip žvejų visur. Kaimukai tai yra ir valtelių. Pog. Nu, mes laikomės Eurovelo 10-13. Jis mus veda visai neblogais keliais šiuo metu. Negalima skūstis. Tikrai negalima skūstis. Daug miškelio.
važiuojam dabar tokio tuk kas metrą. Ir nesibaigiantis. 5 kilai kažkur. Tokios dar nežinau, kada baigsi. Visiškai nelabai smagu, nes labai laužo labai viską. Šiam dar dzin bus. Po betono buvo plytų kelias, po plytų akmenų, o dabar va toks. Eurovelo 10. Tai visai smagiai einasi. Per mišką tarp kankorėžių. Šiaip geras kaip miškui kelias, nes smėlis. Kažkokį kelią išveda, o žiūriu, visai gal neblogai. Čia jau ne pagal savo maršrutą važiuoju, bet visai gal rodo iš šono, 10-13. Tai plokščių kelią dabar, dar tokio nebuvo. Čia jau tas iš tų visų geriausias nesąmonių. Tai buvo blokų kelias, buvo plytų kelias, buvo akmenų kelias, buvo... Kas čia dar buvo? Zvyras, dabar plokščiai. Čia koks molas. Šeimas. Ant kelio sustojęs. Tamsta. Rega, kažkokia upė Rega. Ten išėjimas, matau, jūrai. Uostamiestis, čia visur uostamiestis. Visą dieną Eurovelo šitai eina miškų pagrindė toks va kelias. Tai da čia tas geras, dar būna tas plytų. Šitai jau čia Eurovelo autostrada yra. O čia pats smagiausias šitas kaip būna.
Bet principė visą dieną arba toks, arba plytos, arba žvyras. Ir miškas. Čia jau galima atsikvėpuoti miško oro, kiek nori. Į valias. Kas čia stovi tokie du? Valgat. Ką jūs čia veikiat, ponė? Sėdžiu, laukiu autobusą. Čia esam dabar tokiai prie... Pakulmos, kad tokia gvardija paleido. Aha. Kad matos. Šiterį. Jūra, prie jūros. Tokios tarp ežero ir jūros esam tokiam siauram ruoželį. Ten toj pusėj ežeras, o toj pusėj jūra. O tai pusė čia žvejų. Žuvį gaudo kažkas. Nusėdė visą krantą. Kažkas kimba jiem. Kažką pagauna, traukia. Žuvelės. Kad visas sušalė kažką. Jo, su elektriniais labai daug elektrinių dviračių. Ir jiem labai visiems šalta. No. Daiva su šortais. Daiva parodė koją savo. Kokias būna kaip pedalas būna su tokiais ščipais. Pas Daivą pedalai yra. O tokie labai aštrus. Tokie batai prikimba, tai prikimba, bet jeigu ir koja prikimba, tai ir kojai. Kimba jie prie visko. Ne, prie visko. Kaip padukai? Ką? Kaip padukai? Padukai jūsų tapkės dar sveiki. Ne? Nu, o mano padukai. Geras. Mano tie padukai. Va, kas liko su padukais. Po tų pedalų. Tai va, gerai. Dar 30 km turim pasiekti savo planą šiandien. Dar ir ką veikti, jau 5:30. Štai Lenkijos laukai, kur gimsta visos braškės, bulkos ir grūdai. Avižos, kviečiai, elektrinis. Daiva važiuoja. Liko ten koks 20. Vieną baiką, o rugiagėlis. Vakarėjame šitais kaimukais važiuojam. Čia fainas vakaras toks. Smagu. Bomžaujam? Nu ką? Abu bomžaujam. Atsipirkam ledą. Esam kažkur čia. Ne pats nežinau, kažkur Lenkijos kaimelį. Padarom pagal Eurovelo maršrutus. Dabar va grinai
šitas laiko mestų. Tada mažiausiai reikia keliais važinėti. Nebedaug liko. Nebedaug liko man važiuoti. 12 km bus viskas. Šiandien nebaigti reikalai. Ar priims? Štai klausimas. Ar išmes ar priims? Čia va, kur tos lentelės, kur vėliavėlė, turėtų būti kempingas. Ir ženklas. Žiūrėsim. Tik tai kaip čia reikia per kelią. Ai, va, padaryta gudriai. Tiltuką. Nu ką, gavom, kas rodo vietelės čia, ne? Jau atrenčiam savo būstą. Renčiam daiktai vėl čia pusė buto. Labai vieni būsim. Visam teritorijai mes čia vieni esame. Taip, va, kurio? Viskas mūsų. O kaip mes šiandien prabangiai čia. Visai mes iš ponijom žiūriu. Jo. Kuo toliau, tuo labiau ponijom. Misteriai. Tai taip gavo. 50 zlotų už viską. Tai kas čia 10, 11, gal 12 eurų koks. Prašom. Virtuvę turim. Viską turim. Nu, tiesiog puiku. Šiandien daug už tai, už tą gerumą daug mynėm. Labai daug. Ką mes šiandien turim? Sausainiai, bulkos, bananai. Na, žodžiu. Karinė atsibodo davinimų. Ką šeimininkė? Karbonadą gal kokį? Gerai, aišku. Nu ką, skaniai pavakariniavom. Eisim į palapinę, ne? Šalta, jau vakarai šalti. Nu, bet atei šilumą. Einam. Einam į palapinę. Kur mes esi? Niekas tada nejaučiu. Buitis. Ką, lysim vidun? Lysim į tą mėgį ten. Oi, kaip ten pas mus atrodo. Bardakėlis. Ką, ir bus labanakt.